Šiandien paskambino toks vyras, sako, nori nupirkti žmonai mašiną. 10 metų maždaug nevažinė, labai nedrąsiai jaučiasi už vairo. Nori nupirkti kažkokį mažiuką, Toyota Yaris, Auris automobiliuką. Tai jau matau, kur yra daroma didžiulė klaida. Jeigu žmogus nesaugiai jaučiasi už vairo ir nelabai moka vairuoti, tokiam vairuotojui geriausiai rinktis saugų automobilį, kuris avarijos metu nebūtų gniuždamas kaip skarbonkė. Nes tokie kaip Toyota Yaris, Auris, jie yra mažiukai automobiliukai iš plonos skardos pagaminti. Jie žiauriai lengvai gniuždami. Kaip pavyzdys, tokia kaip Volvo XC90, jinai dvigubai, trigubai stipresnė yra, bet ir sunkesnė, bet ir neekonomiškesnė. Bet kas jums svarbiausiai? Ekonomiškumas ar saugumas? Tai kiekvienam rekomenduoju, tas, kuris nelabai moka vairuoti, nesaugiai jaučiasi už vairo, nepirkti mažiuko automobiliuko. Geriausiai kažkoks džipas, kuris būtų patikimas ir saugus. Kaip pavyzdys, turiu tokią vieną gerą labai istoriją, kurią visiems pasakoju savo klientams. Žodžiu, vienam iš klientų nupirkau Volvo XC60, jis nutrenkė Elnę su tą mašiną ant 110-115 km/h greičio. Elnes buvo subrendęs, didelis, įsivaizduojat koks gyvūnas, ne? Žodžiu, mašinai, kas buvo, įskilo lempa, buferis įskilo ir statramstis viršutinis truputį įlinko. Realiai mašinai nieko tokio, o aš pats asmeniškai buvau pakliuvęs į avariją, sėdėjau gale per vidurį ir mes nutrenkėm stirną maždaug ant 90 km/h greičio, o mašina buvo kažkokia Alfa Romeo, čia vos ne 10 metų atgal. Žodžiu, išsitaškė visas priekis. Stirna yra dvigubai mažesnis gyvūnas negu elnias suaugęs.